Sveiki visi, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Views. Jumis sveikinuosi aš, Vita, ir labai džiaugiuosi, nes ilgą laiką jau norėjau iš naujo nufilmuoti savo plaukų priežiūros rutiną, nes iš tikrųjų labai daug kas pasikeitė. Iš esmės kardinaliai viskas pasikeitė, kaip aš prižiūriu savo plaukus. Tai pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų mano plaukų tipas yra garbanotų. Taigi yra labai svarbu atrasti, koks yra jūsų plaukų tipas. Ir iš tikrųjų kažkaip augant aš nelabai žinau, kaip reiktų taisyklingai reiktų prižiūrėti garbanotus plaukus. Tad tikiuosi, kad šis video tau padės atrasti savo garbanotus plaukus arba išmokti tinkamai juos prižiūrėti. Iš tikrųjų, atradus ir supratus, kad jūsų plaukai yra garbanoti, o tai galite padaryti labai paprastai, tai išsiplovę tiesiog paprasčiausiu būdu savo plaukus ir palikus juos natūraliai džiūti, nededant jokių papildomų produktų, pažiūrėkite, ar jie natūraliai kažkiek susigarbanos patys. Jei taip, tai yra didžiulis šansas, kad jūs tikrai turite garbanotus plaukus ir aš labai atsiprašau, bet šiame video aš jaučiu, kad jūs tikrai girdėsite nemažai miauso, mano katino balso, labai noriu bendrauti. Tai va, bet tęsiant toliau, tai iš tikrųjų, ką aš supratau, kad aš visą laiką buvau įpratus prižiūrėti netiesius savo garbanotus plaukus, kaip reiktų prižiūrėti tiesius. Tai dabar pereinant prie to, kaip iš tikrųjų kokias priemonės reiktų naudoti, kaip jas galbūt aplikuoti, nes iš tikrųjų tai yra visiškai, kaip ir minėjau, kardinaliai skiriantis dalykas, nei prižiūrint tiesius plaukus. Tai aišku, naudojant šampūną, nieks nesiskiria, tiesiog visada vieną, nežinau, aš dažniausiai vieną naudoju tokį mažą plakštuką, ant delno užsipirškiu truputį šampūno, žinoma labai gerai įtrinu tarp rankų ir tiesiog truputėlį agresyviau gal, sakykim taip, įtrinu šampūną, išskalauju jį po to ir tuomet vienas iš svarbesnių žingsnių būtent po šampūno ir jo išskalavimo yra būtent prašukavimas plaukų. Tai aš įdėsiu čia kažkur video, kaip maždaug aš tai darau, bet aš gerai prašukuoju drėgnus plaukus, nes iš esmės svarbus dalykas nėra šukuoti po to plaukų, nes mes juos sustilizuosim, kad jie ilgiau išsilaikytų tokie vat gražus. Jūs matote mano dabar plaukus kaip pirma diena po plovimo, nes vakare aš juos trinkiau, tai žodžiu, čia yra kitos dienos rezultatas. Tai va, tai iššukavau plaukus, tuomet aš judu prie plaukų kaukės arba prie kondicionieriaus ir yra labai tiek su plaukų kaukė tas pats, tiek su kondicionierium. Juk vėlgi, užsidedu tikrai pakankamai mažai produkto, jį tarp delnų paskirstau ir tuomet štai taip įtrinu į plaukus. Tarsi, suspaudžiu taip labai švelniai. Ir skalaujant, pagrindinis dalykas, ne kai šampūną skalaujam, o kai būtent tik kondicionierių ir plaukų kaukę skalaujat, tai jog garbanėlės mes taip trankom ir suimam, nedarom kažkaip, žinot, lygiai kažkaip, ne, mums tai yra labai svarbu. Šis judesys yra be galo svarbus garbanotiem plaukam, dėl to, nes mes pradedam formuoti individualias garbanas. Tai va, na ir dabar priėjome jau tą laiką, kai mes išskalavome ir šampūną, ir kondicionierių, ir plaukų kaukę. Na ir esmės jau esam pasiruošę stilizuoti savo plaukus. Ir tuomet, kai prieš ruošiant džiovinti plaukus, aš visuomet naudoju aliejuką. Mano mėgstamiausias aliejukas yra Alma Hydra. Man labai patinka tiek jo kvapas, nes jis toks švelniai karamelinis riešutų, bet puikiai padrėkina plauką, tai tas yra aišku svarbiausia, tai kad padrėkina plauką ir labai gerai. Ir žinoma, čia yra speciali jau priemonė, pirma speciali priemonė garbanotiem plaukam, kurią aš jums parodysiu, tai yra Kimon Activia Disciplina Curly Cream Silkiness and Control. Tai šis produktas yra skirtas jau stilizuoti pačią šukuosiną ir tiesiog, kad gražiau atrodytų pačios garbanos.
ir jos būtų labiau tokios, na, sustilizuotos, kaip matot. Va, pas mane plaukai yra žymiai tokie. Tiesiog geriau atrodo, ilgiau išsilaiko taip gražiai garbanoti. Vėl šio produkto tikrai nereikia daug. Iš tikrųjų pastebėjau, kuriant savo šitą naują garbanotų plaukų rutiną, kad kuo mažiau produktą naudoju, tuo yra geriau. Šitą naudoju produktą ir iš tikrųjų aš karts nuo karto, jeigu aš noriu, kad mano ekstra būtų garbanoti plaukai ir žinau, kad man, pavyzdžiui, tą dieną aš visiškai nenoriu, kad plaukai judėtų, sakykime, nepasišiauštų, nes su šio produktu kitą rytą gali truputėlį plaukai pasišiaušti, bet viskas atrodo vis tiek tvarkingai. Tai jeigu aš noriu, kad jie visiškai būtų tokie, žinot, priploti labiau prie mano galvos, tai tuomet aš naudoju šitą Sajas Curly Hair Mousse. Tai yra toks kaip kremas vietoj plaukų lako, sakykim. Tai čia aš kaip geriausiai galėčiau apibūdinti šitą produktą, tai jis dėl to yra geras, kaip ir minėjau, jeigu, pavyzdžiui, kažkokia yra svarbi šventė, jūs norit įsitikinti, kad tikrai plaukai nejudės ir galėsit jūs ramiai šokti, judėti, švęsti, tai šis produktas yra tam tobulas. Ir kitas žingsnis, ką aš noriu paminėti, tai yra labai svarbu. Jeigu jūs džiovinat plaukus su džiovintuvu, tai tiesiog naudoti difuzorių ir tokiu principu džiovinti plaukus. Ir vėlgi plaukus, kad juos iš apačios, šiaip, reiktų, kad jie būtų palenkti, sakykim taip, ir su difuzorium iš apačios džiovinti patį plauką. Ir man dar ką labai patinka daryti, aš nežinau, aš gal įkelsiu kitą klipą, bet tiesiog, kai baigiu aš džiovinti plaukus, tiesiog paimti prie pat šaknų ir pakratyti taip. Ir tuomet gražiai vėl stengiuosi praskirti, kad atrodytų gražiai plaukai. Na ir aišku, tas nelabai veikia, nes mano plaukai dabar jau yra seniai išdžiovinti ir sausi, bet, įsivaizduojat, kaip maždaug viskas veikia. Ir iš tikrųjų, aišku, galit po kokių 3 dienų, čia priklauso, nes man atrodo, kiekvienas plaukas yra skirtingas, kiekvieno plaukai yra skirtingi, bet taip pat, pavyzdžiui, nežinau, po 3-4 dienų, jeigu jūs norit tiesiog truputį atgaivinti tą garbaną, tai jūs galite tiesiog švelniai kaip dulksną papurkšti plaukus ir galite tiesiog vėl tą patį atkartoti, tiesiog vėl sugniaužti, kad tiesiog atgaivintas garbanas ir jas gal truputį vėl sustilizuoti ir vėl panaudoti galit to pačio kremo skirto garbanotiem plaukam arba šito mousse. Ir šitas kremukas skiriasi, nes čia yra tikrai toks kremo konsistencijos, o čia toks kaip puta labiau netgi sakyčiau, tokia purškiama. Tokie ir skirtumai. Tai va, mielieji, štai kaip atrodo mano plaukai išdžiovinti. Štai tokios garbanos, aš labai noriu parodyti, rykinę garbaną, nes jinai tokia labai graži. Bet, žodžiu, su šita rutina aš pastebėjau yra taip, kad kuo toliau, tuo labiau mano plaukų apimtis didėja ir jie tampa vis labiau garbanoti. Tai iš tikrųjų dar pradžiovinsiu vieną kartą, bet galit palikti jau iš tikrųjų ir džiūti natūraliai. Tai labai tikiuosi, kad kiekviena iš jūsų atrasite savo plaukų tipą ir išpuoselėsite jį. Aš pasidalinau, kaip aš atradau savąjį. Susitiksim kitose rutinose, kitose plaukų priežiūros video. Tai ačiū, kad žiūrėjai šitą video, tikiuosi jis tau patiko. Ir taip būtinai paspausk like, taip pat prenumeruok mano kanalą, kad nepraleisim kitų mano video. Tai paspausk varpelį, kad būtum pirmasis, kuris gauna žinutę, kai aš įkeliu savo naujausią video. Na ir susimatysim kitose video. Čiau!